Čia kaina pasivaikščioti, kaip istorijos. O čia va pats nemaloniausias dalykas, žiūrėk, koks ten išlaužytas stendas. Turbūt kas nors PS5 norėjau pasiimti, bet jie čia tik reklama. Štai vos gražus vaizdas. Daug kas žino, kas čia yra Laisvės alėja, taigi čia viską be kaip ramų tylu. O Laisvės alėja kas yra? Tai pagrindinė Kaune gatvė, ilgiausia pėsčiųjų alėja Europoje net. O buvo pradėta formuoti 1807 metais, kai buvo suplanuotas miesto bulvaras. Pradžių vadinosi Nikolajaus prospektu, vėliau Kaizerio Vilhelmo gatvėje. Nu, dar 19 metais Laisvės alėja gavo, aišku, prie sovietų. Ir vieną laiką buvo Stalino prospektų pramintas. Tai kai kur yra žymėta, eisim prasivaikščioti truputį. Sakysit, ėjom? Taip, ėjau. Ir jūs, ir aš, ir visas. Bet ir kelias vietas pamiršti, pražiopsai. Ir apžvelgsime truputį iš ten, kas buvo. Kas buvo, o kaip dabar kai kas atrodo. Laisvės alėjai, nu tai ką, žingsniuojam. Aš smagu, tai kai nėra žmonių prasivaikščioti. Tik kad ten viena mašinytė tokia triukšmaujanti. Kaip žiūrėk, jinai čia garsiai dirba, dar žmonės kas miega ir kelia. Kavinukės atidarinėja. Matote priešais Šilas. Čia kažkada senai buvo kinoteatras Kanklės. Ta tada visa pradžia, anais laikais, senaisiais. Modernus kinoteatrai, madoj daug kur čia kinoteatrų būdavo. Čia va šitam buvo kinoteatras Kanklės. Aišku, sovietmečių pasikeitė, daug visas kitai buvo, daug žmonių eidavo, filmai būdavo. Labai visiems patikdavo, kad kažkokių moderniusnių buvo. O po truputį su laiku atsirado televizija, viskas, nu ir nyko. O jisai šitą, kaip mane vadinosi, Kapitolijus buvo, Kapitol. 17 metais neveikė. Dar buvo įsteigtas 2019 baras Kanklės. O ir tas susidarė ir va, liko tik tai Šilas. Iš to dalyko. Štai kaip pakeičiasi Laisvės alėja. Parduotuvėlės. Čia vyksta rekonstrukcija. Kojinės, va tokia reklamėlė likusi. Nesimato. Stiklinis pastatėlis, koksai išlikęs, padasytas. Ten apačioj kiniečių parduotuvė Azija. Kas renovuota, kaip anksčiau tai būdavo pagrindinė vieta žmonėm pasivaikščioti, parduotuvės įvairiausios, kavinės, restoranai tuo laiku, kai buvo naktiniai kavinė Tulpė, Orbitos. O su laiku liko valkas, tik tai maistas ir rūbai dabar. Anksčiau būdavo įvairiausių parduotuvėlių. Viena rūbo. Brobas, tai tas ne kartą lankytas mano kelionėse. Tai va, Laisvė buvo. Čia Limas Bromas. Čia va dar viena vieta. Tokia buvusi garsi, žymi. Nes aišku, buvo ir vaikų kavinė Pasaka, čia viską, ką nepripasakosi. Bet truputį taip, ką esu daug kartų praleidęs. Paukščiukai tai čiūba. Kino teatras Romuva, o šitas gyvuojantis vyksta. Seansai, kur šitie va. Metavanis tai buvo blyninė. Tais laikais. O čia va
Linoro namai, Ramutė Pikautaitė, tai čia buvo kavinė Tulpė. Tai 1920 metais Leonido ir Makso Konrado cukrainė buvo nuo 1948 iki 2003 kavinė Tulpė. Labai garsiai originaliais tortais, šakočiais, viską. O čia buvo labai sena šitą istoriją. Net nuo 1862 metų čia buvo cukrainė. O dabar kas tik tai belikę. Rinkdavosi studentai, menininkai, žmonės. Čia būdavo visi labai gera vieta, dar buvo. Čia kažkadaise lentelė Tulpės atminimui, kad buvo, bet po rekonstrukcijos nieko nebeliko. O tai čia va jau koks pastatas didžiulis. Praeisim arčiau. Taip, čia buvo parduotuvė Merkurijus, kuri buvo pastatyta 1983 metais ir tapo viena moderniausių vietų. Apsilankyti yra drabužiai, buvo kosmetikos, sakiausių prekių, tačiau dabar atsiminat, man laikysi neturėjau uniformą į mokyklą, mama buvo pirkusi. Nepriklausomybės dar jinai truputį veikė parduotuvėlė šitą, bet su laiku sunyko, apleista, nugriauta, daug metų stovėjo ir dabar koks auga naujas pastatas. Ir atkoju būtent Palaisvės alėja, taigi. Jinai buvo anksčiau, čia mašinos važinėdavo. Dabar, kai dabar vien tik tai pėsčiųjų zona padaryta. Buvo po to jau, nežinau, kuriais metais buvo pertvarkyta viską į pėsčiųjų zoną. Kad galėtų žmonės pasivaikščioti, praleisti laiką patogiai. Visi darbai, jau darbuojasi, man vietoj to Merkurijos, kas statoma. Metropolis, senas restoranas buvęs. Dabar Čerli pica. Jau kad galvojama, čia su jo buvo visokiausių istorijų. Paveldą pažydė, turi tvarkyti. Čia Galerijos vaistinė. Čia buvo pieno baras. Eilinė. Mane močiutė vesdavo pieno kokteilių skanių. Fontanukas ar neįjungtas, daug metų stovi visai. Mačiau Tauską. Anksčiau man labiau patikdavo Laisvės alėja, tokių parduotuvėlių, tokių technikos ir muzikos būdavo. Dabar rūbai ir maistas. Kartais tokio įspūdžio rados tokia autentika. Matote, kaip atrodė anksčiau, tokia ta Laisvės alėja nuo senųjų laikų iki dabar kaip einame ją. Manau, sovietiniais laikais jau čia mašinos stovėdavo, čia tai vidurys buvo galimas praeiti žmonėm, ir šaligatviais. Štai kaip. Man malonu pasivaikščioti, kad nėra žmonių, nereikia grūsti savo ramiai. Tas šurmulys toksai, oras grynas dar. Tik vėsoka. Rankos tai šalena. Nesu didis tas istorikas, pasakotoja. Dauguma pasiieškom informacijos internete. Čia GPT, kai daug kas naudoja. Tai GPT tas daug klaidų padaro dar. Kavinės. Žmonės viską krypojo. Sėdi kavutę geria. Aš be kavos dar. Nieko. Dramos teatras, galima pasižiūrėti.
O repertuarais knygos LT, ten toliau yra knygynas centrinis, darytas sovietiniais laikais, kai dar čia dar vadinosi Stalino prospektas. Tai prieinam tokią vieną vietą. Per vidurį, pastatas priešais. Čia buvo Seb-bankas. Po to ir į Mėlyktą parduotuvę. Hermanį centras. Atsimenate, kad čia buvo Orbita kavinė, kaip naktinis klubas. Tai visą čia mašinėlių, o jau perėmėme kitą pusę gatvės, kad ramiai galima būtų. O 1896 metais čia buvo Perkauskos Ukrainė, iš šokoladų, pyragaičių dirbtuvėlė, 1925 antram aukšte atidarytas kinas Palas, o 28 uždaryta Perkauskos Ukrainė, 21 perimus turtą, kavinė viduje vadinosi Lituanika. Nuo 36 metų buvo Monika, o 1967 Orbita, naktinis kavinė baras, grojo gyva muzika, viską, tai net įsivaizduokit, netikdavo čia erotinės programos būdavo laikais. Dirba jinai nuo 12 iki 5, nu tokia yra, nuo 12 iki 5, tai čia dienos pasisėdėjimai, pavalgyti viską, o nuo 7 iki 2 nakties, tai jau būdavo, kai sakoma, tai jau naktinė programa. Čia padaryta. Daug labai būdavo atlikėjų iš tos visos sąjungos atvažiuodavo. Sakoma, būdavo suaugusiems naktinė programa, bet ten kaip striptizas viską, bet kaip būdavo ten kaip užuolaida užtiesta, nu ir už tos užuolaidos ten šokdavo šokėjėlė. Staipydavosi. Tai o dabar saldumynai vara, nu kažkas iš anų. Kokia saldumynų parduotuvėlė, ten Londonas. Kontoros, advokatas kaip įstaisęs buvo prabangiam pastate. Ir dar kaip tik va šalia, va čia viena yra. Dar kol kas išliko, gaila nedirba. Užeitume pasidairyti. Viena, kaip mena anos laikus. Nieks nepasikeitęs interjeras, taigi čia senoji Spurginė. Nuo pusė 9 atsidaro. Irgi, jau jos likimas kabo ant plauko. Čia kaip skaičiau, kad čia rašė, kad jau savininkai, močiutės, babutės ir pavargusios, kaip sakoma, jau per tai daug metų darbo norėtų, aišku, padaryti, parduoti, bet kad naujasis savininkas pratęstų tą visą veiklą. Kad pakeistas stilius, kad paliktų tą senąją Spurgų nostalgiją. O štai va šitas knygynas, centrinis didžiulis, dar ir likęs, aišku, jau sumažėjęs. Čia va, restoranas Vakaras buvęs. Visų vietų nepapasakosiu konkrečiai visų istorijų, tai keletą, kaip pastatas yra rekonstruojamas, tvarkomas. Čia buvo, čia sunku patekti, jeigu duotų. Esu kartą buvęs iš kitą pusę, kaip sako, bachūras su vyresniais, po darbo, kolegom. Viena čia šalia gyveno, buvom važiuojam, sako, tai buvom atvažiavę, tai čia, sakoma, rinkdavosi rimti tokie Kauno berniukai nuo liaudės. Keičiasi Laisvės alėja. Įdomu, neįdomu bus pasižiūrėti, čia kiekvieno reikalas. Va čia senas pastatas ir ant viršaus kokia stiklinė dėžė užlipdyta. Sugadinta visą autentiką. Kauno savivaldybė. Kauno valdžia visą sėdinti.
Ko baigime? Praeit per Laisvės alėją, neskubėdami, pasivaikščiodami. Nedaug žmonių, nereikia grūstis. Greit praeinam, ten va senoji Kauno gynybinė siena išlikusi dar yra. Balandžiai irgi saugė, skubėdami, va pusryčiauja, ieškom balandėlių. Na, kaip pradeda, Kauno centrinis paštas buvęs, rekonstruojamas, kaip daro. Pagaliau nedaug metų stovėjo apleistas, bet pagaliau susijėmė valdžia, kad reikia šitą pastatą seną atgaivinti, renovuoti. Tado Ivanausko muziejus, tai čia anksčiau buvo Žydų bankas, jis nugriautas. Pastatytas muziejus, čia dėdė rimtas eina, Vileišis, Kauno burmistras, žingsniuoja ryte į darbelį. Čia va baras, Sakadabra, bardakas, va. Tai buvo anksčiau žaislų parduotuvė Du gaideliai. Tai apačioj užsiskė buvo, tai buvo su elektroniniais žaislais, tais laikais, o viršuje paprasti tokie. Bardakas baras, kazino. Čia va gastrobaras, tai buvo, kur gastrobarai buvo. Lietuviški patiekalai valgykla padaryta. O per visą pastatą, čia miesto sodas, gastrobaras, o čia buvo lietuviški patiekalai. O, meniu žiūrėkit yra. Galima pavalgyti, o dienos pietus 5,90. Kainos tokios nėra didelės. Karščiai patiekalai iki 6 litų, vištienos burgeris, žemaičių blynai. Ir čia gastrobaro, žinokit, meniu. O miesto sodo. O ką? Miesto sodo meniuką buvo. O čia jau, žiūrėkit, va. Kepto duona 6 euriukai. Kokiais kilo. Jautienos nugarinė 26. Mėlė. Sainis, va, 13,5. O, ką mes matom. O, jūrų grybių maišas, 2-3 asmenim 40 euriukų. O, srapytės. Muzikinis teatras daug metų stovintis irgi. O, senai bebuvęs, vaikystėje buvęs. Mama buvo nuvedus, o dabar kai sąmonkai ne karto. Žmonių daugėja. Darbus, viską. Žmonės ir pusryčiauja, kavytę, kad darbus, na aš be kavytės. Kaip tai reikia, vaikai į mokyklą Girdis Vilčiauska keliauja. Mes vaikštom po Laisvės alėją. Viešbutis Kaunas City, va, stiklinę dėžę užkėlė ant viršaus ir sudanikė vairiausių. Kurvero kafe, va, kitoj pusėje matosi. Tai ten, man atrodo, buvo salonas. Kažkada esi kiek atsimenu, daug ko neatsiminsiu. Skaičius, va, tokia. Ginas. Va, kokia didelė knyga. Žuviukas niurzga. Filmo knyga. Galima vinilų įsigyti net. Matote. Uždaryta dar. Nuo 10. Viskas uždaryta. Čia plokštelių parduotuvė buvusi, muzikos. Rankinukai įvairiausi.
Tomas. O, kai žmonių važiuoja į darbus, visą toks eismas. Čia paspartinam žingsnį. Desertinio saldus tokiais zuikiais. Dramos teatras, aš tai rodo tavo repertuarą. Tokie vaidinimai. Su kainom bilietų. Teatrą galima nueiti. Šitam stikliniam, tai atrodo, buvo mada, čia siuvykla. Čia viskas siūdama, tokius rūbus. Man įvairiausias geros muzikos klubas padarytas. Bėgimo kambariai įvairiausi. Džempubas. Viskas keičiasi su laikais, metais, amžiais. Jau girdisi. O, va, čia savęs fontanas jau. Einam pasižiūrėsime. Fontaniukas. Paukščiukai čiulba. Tokie gražiai. Fontanukas pasijuntas. Sugrįžtame jau atgal, kur pradėjom. La Papa Loca. Kavinė buvo kažkada uniformų mokyklinių parduotuvė. Man atrodo, net vienu tarpu ir iki buvo jau. Aišku, šiais tokiais. Iki parduotuvė man buvo. Darbai nuo ryto jau kažką. Žiūrėsim, kad čia pastatys. Anksčiau Merkurijus buvo. Labai lankoma vieta. Tokį stiklinį. Kiek praeidavau, ne kartą pas vieną dalyką, jūs net neskreipdavau dėmesio, Kroacijos kino teatras buvęs Tom Romo. Terlionė, bet va, žiūrėkit. O, personažas iš animacinio filmuko padaryta. Ten filmuoja. Nuvėjusi, matosi, Balkratonas kaip viešbutis norėjo būti padaryta. Sikeitė laikai. O, jau tiesiog neatitiko reikalavimų ir liko nedabaltas tik leistas. Na, stovi, galima truputį praeiti, pasižiūrėti. Kaip aš čia Laisvės alėjos. Ninkų ramovė. Pizzerija buvo, dabar loka. Pastačiau aš tai. Kampais jau aš. Štai kaip vaiduoklis atrodo. O didžiulis, o turėjo būti viešbutis čia. Leista, kokia erdvė išlikusi. Anksčiau jaunimas labai landžiodavo viską. Daug visokių atsitikimų buvo, tai pristatyta kamerų. Ir dabar viskas palikta likimo valiai. Nu, ką, pašuniams tai draudžiama. Čia lindau.
Daryta. Gal praeisime, kur rasim praėjimą. Tas vaiduoklis. Bandom, jeigu tyla tada, bandom gal išeisime. Taip, išeisim. Sugrįšime gal. Jo, tai vėl išlindome. Laisvės alėja. Priešakis Soboras. O čia valgykla yra. Antram aukšte. Lietuviški patiekalai. Daug metų dirba. Nuo senų laikų ir tekę vaikystėj. Ir lankytis, valgyti. Labai studentai mėgdavo tą. Valgyklėlė. Irgi buvo dabar. Ir yra lietuviška, kai dabar neatsimenu. Toj pusėje buvo kelių policija. Anais laikais. Čia knygynas apačioj. Soboras. Grįžtame. Meno galerija. Rekonstruojama, uždaryta. Visą istoriją apie šitą Žilinsko galeriją. 1989 metais buvo pastatyta. Tokia pastatyta skulptūra žmogus, vargšas šalantis. Rekonstruoja, atidarius rekonstrukcijos lankysim. Saburiukas. Viskas. Ėjom, galim tokiu slaptom vietelėm, slaptais kampais. Sugrįžti. Dėkui, kas kartu. O čia tualetai buvo. Atleisti. Dėkui. Kas su manim pakeliavote po Laisvės alėją, nepatingėjote. Kartu. Viską, kad skaudu, tie stiklainų. Yra jaunimui. Trukdo tie dalykai, daužyt būtinai kažką tai padaryti reikia. Ką darys, yra kaip yra. Ką visiems. Dėkui, iki pasimatymo.